Sveiki, 2007 metais Estijos valdžia nusprendė iš Talino centro iškelti paminklą sovietų kariams. Kas galėjo pagalvoti, kad paminklo pajudinimas gali būti pavojingas visai šaliai? Kilo nemenkos riaušės ir buvo suorganizuota didžiulė kibernetinė ataka prieš Estiją. Neveikė pagrindinės šalies bankų internetinės sistemos, sutriko pagalbos skambučių centro darbas, buvo nulaužtos valstybinių institucijų interneto svetainės. Ar žinojome, kad 2012 m. sausio mėnesį net 2 savaitės buvo atakuojama Lietuvos centrinio banko interneto svetainė? Vienu metu buvo sunku ją pasiekti. Iki šiol tai yra didžiausia ir sudėtingiausia ataka mūsų šalyje. Šią vasarą naujienų portalo Delfi ir Hostex duomenų centro puolimas buvo menkesnis, tačiau atkreipė visų mūsų dėmesį ir privertė susimastyti. Internetas, kuris atvingiuoja kiekvieną iš mūsų namus, nėra saugus. Lietuvos interneto gaisrininkai CERT.lt šiais metais jau ištyrė daugiau nei 15 000 pranešimų apie įvairius incidentus. Praktiškai nepaliekant piršto ant spaudų, vyksta profesionalūs apiplėšimai, užvaldymai ir rimti kariniai puolimai. Kas čia per pasaulis? Pakalbinom Teo tinklų techninį vadą Darių Didžgalvį, Joną Juknių iš saugumo incidentų tyrimų ir Vilniaus universiteto mokslininką Saulių Jastiuginą. Ar universiteto kompiuteriuose gali būti virusų, kurie renka slaptažodžius, paklausiau. Be jokios abejonės gali būti, atsakė mokslininkas. Nuotykiai prasideda, kai kartais ieškome nulaužtų žaidimų ir programų, už kurias nenorime ištuštinti savo kišenės. Sukčiai įvairiose vietose įkelia virusais užkrėstas kompiuterinės gerybės, gudriai paspenčias pasus mums. Mūsų personažas Dočys iš torrentų nelegaliai parsisiunčia Photoshopą. Antivirusinė signalizuoja apie virusą. Ai, ką man čia rašo, aš pats žinau, kad nelegaliai programą siunčiuosi. Jis neįtarė, kad į savo kompiuterį ką tik įrašė mažiuką virusą. Užsikrėsti galime net naršydami internete. Piktavaliai įsilaužia į kokią nors populiarią svetainę ir slaptai įterpia kenkėjišką kodą. Kai mes apsilankome tame puslapyje, kodas atakuoja mūsų naršyklę ir jei pavyksta išnaudoti saugumo spragas, tada būna blogai. Tikriausiai daugelis girdėjome apie elektroninių paštų siuntinėjamus užkrėstus PDF failus. Virusą per Skype mums gali atsiųsti net geriausias draugas. Jei antivirusinės programos nėra, arba jį nepastebi grėsmės, arba mes ją ignoruojame, mūsų kompiuteryje savo atstovybę atidaro pats velnias. Įvairiausiose šalise užkrėsti kompiuteriai sujungiami į tinklą, užvaldytų kompiuterių zombių tinklą, techniškai vadinama botnet, robot network. Vienas kompiuteris yra vienas, bet kai sujungiama 10, 100 ar 10 000 kompiuterių, netgi milijonai, tai yra didžiulė jėga, kuri gali būti įvairiai panaudojama. Kompiuterių armija pradeda vykdyti nusikaltėlių įsakymus. Ar žinai, ką aš veikiu laisvalaikiu? Aš esu Mokslos ribos savanorė. Pasaulis yra toks, kokį jūs susikuriame visi kartu. Aš esu Mokslos ribos savanoris. Mokslos ribos džiaugsmo akcija 2013. Prisidėk prie iniciatyvos, būk generaliniu rėmėju. Kartu mes galime daugiau. Įsivaizduokime tokią situaciją. Penktadienio vakaras. Po darbo Dočys apkabina savo panelę ir kartu per kompiuterį jie žiūri romantinį filmą. Kaip gera, nuostabu, jie jaučia vienas kitą. Bet įdomiausioje vietoje įvyksta baisus dalykas. Dočys to niekam nelinkėtų. Filmas užstringa, vėl pasileidžia, bet tik tai garsas. O ne, striginėja vaizdas. Kompiuteris visai naujas, bet pasirodo negali normaliai rodyti filmo. Agnė nueina miegoti, o vyrukas nusiminė žiūri, kas atsitiko tam kompiuteriui ir nesupranta, kodėl taip nepasisekė. Svarbus klausimas, ar Dočys tikrai yra savo kompiuterio šeimininkas? Kartais jam kaip reikiant sulėtėja interneto greitis ir kažkas prieš porą dienų per jo elektroninį paštą visiems draugams išsiuntinėjo krūvą šlamšto. Labai tikėtina, kad Dočio kompiuteris yra vienas iš 10 000 praėjusią savaitę Lietuvoje pastebėtų užkrėstų botnet kompiuterių. Neoficialiais duomenimis per paskutinius metus Lietuvoje iš viso buvo apie 100 000 užvaldytų IP adresų. Čia tiek vien Lietuvoje. Sudėjus visas valstybės susidaro milžiniški piktadarių tinklai. Pavyzdžiui, šią vasarą buvo pričiuptas tinklas pavadinimu Citadel. Jis apjungia 50 milijonų kompiuterių visame pasaulyje. 50 milijonų.
Tokie nusikalstumo mastai verčia susiimti ir spręsti šį iššūkį. Nepatikėsite, kompiuterių užvaldymas, botnet tinklų kūrimas jau yra pilnai automatizuotas procesas. Piktavaliai turi susikūrę gausybę įvairiausių įrankių. Jiems nereikia individualiai įsilaužti kiekvieną kompiuterį ir jį prijunginėti prie savo tinklo. Tai atlieka specialios programos. Saugumo specialistai daro tokius eksperimentus. Prie interneto prijungia paprastą kompiuterį be jokių apsaugų, be atnaujinimų ir žiūri, per kiek laiko jis bus užkrėstas. Dažniausiai kompiuteris užkrėčiamas per pirmasias minutes. Štai dėl ko labai svarbu nuolatos parsisiųsti operacinės sistemos atnaujinimus, naršyklės ir antivirusinės programos naujausias versijas. Kenksmingi kodai eina per visus IP adresus, bombarduoja juos ir kur randa saugumo spragą, bando užvaldyti įrenginį. Zombių armija buriama 24 valandas per parą, ir sekmadieniais, ir per šventas kalėdas. Užkrėsti kompiuteriai bando užkrėsti kitus kompiuterius. Tokiu būdu kuriamas milžiniškas nedorybės tinklas. Daugumoje atveju kompiuteriai per internetą valdomi administratoriaus teisėmis. Tai yra gerokai daugiau nei sugeba paprastas žmogelis. Pasaulio pakrašty pasislėpusi komanda gali daryti ką tik tai nori. Gavę įsakymą, mūsų kompiuteriai paslapčia pradeda rinkti mūsų slaptažodžius. Degalinėje prisipilame kuro, bandome atsiskaityti banko kortelę, o ji pasirodo ištuštinta. Įsijungiame kompiuterį, iššoka lentelė, susimokėk arba ištrinsim visus tavo dokumentus. Užvaldymas yra iki tokio lygio, kad mus gali stebėti per interneto kamerą, įrašinėti garsą ar atspausinti sąskaitą per prijungtą spausdintuvą. Zombiai dalyvauja DOS atakose. Šiuo metu tai yra vienas galingiausių ginklų internete. Elektroniniu paštu siuntinėja didžiulius kiekius šlamšto. Apie 80% visų pasaulyje nepageidaujamų elektroninių laiškų yra išsiunčiama iš užvaldytų kompiuterių. Bet kuriame kompiuteryje piktavaliai gali patalpinti imituojamą banko svetainę, apvaginėti žmonės. O mes netrukus galime sulaukti policijos pareigūnų. Tuk, 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 atidarykite duris. Pareigūnai gavę teisėjo leidimą gali konfiskuoti kompiuterį ir kaimynų akivaizdoje mus išvesti su antrankiais. Kaip apsisaugoti nuo šviesolaidžio sukčių, vagių ir zombių? Pasižiūrėkime, kaip laikosi mūsų antivirusinė ir ugniasienė. Ar jos gyvos? Ar esame parsisiuntę naujausius atnaujinimus? www.cert.lt pasitikrinkime savo IP adresą. Ar jis kartais nedalyvauja kenkėjiškoje veikloje? Neužmirškime visur naudoti skirtingus slaptažodžius. Kai šiais laikais mūsų paštas yra elektroninis paštas, o pinigai skaitmeniniai skaičiukai, turime būti budrus. Vis daugiau nusikaltėlių ateina į internetą. Kodėl kai kurie imasi tokios profesijos? Kaip galime šiems žmonėms padėti pakeisti kryptį ir žengti doros keliu? Nejaugi reikia pastatyti daugiau kalėjimų. Laukite tęsinio. Susirašykime Mokslo Sriubos Facebook'e. Susitiksim už 2 savaičių šeštadienį. Iki.